visureigiai šiuo metu yra labai populiarūs įvairių dydžių, tačiau visgi išlieka klientų ratas, kurie vertina to klasikinio lengvojo automobilio privalumus. Tai yra kaip didelė bagažinė, sėdėsena, aerodinaminės savybės ir renkasi Skautą dėl to, kad be visų tų išvardintų savybių Skautas suteikia visą krūvą papildomų privalumų. Tai yra ir pravažumas, kadangi Skaut modelis turi visų ratų pavarą, taip pat visi plastikiniai elementai kėbulo apdailos, kurie įgalina išvažiuoti į tam tikras sunkesnės kelio sąlygas, nebijant subraižyti kėbulo. Lyginant su praeitos kartos Octavia Scout modeliu, tai šis, aišku, pasikeitęs išorė dizainu, jo pagrindas yra vadinama A7 Škoda Octavia. Aišku, panaudota visų ratų pavaroje, panaudota jau naujos kartos, penktos kartos Haldex sankaba. Ir, aišku, yra, nors variklių siūlomų gama nėra plati, bet jie iš tikrųjų skiriasi nuo paprastos Octavijos variklių ir dėžių variantų. Tai, sakysim, šitam modeliui išskirtinis bruožas yra visiškai naujas 135 kW dizelinis variklis, kuris komplektuojamas tik tai su 6 laipsnių DSG. Naujos kartos Škoda Octavia Scout nuo senos kartos modelio skiriasi taip pat to, kad jo tempiamos priekabos masė padidėjo net 25%. Tai yra, kad senasis modelis galėjo tempti iki 1600 kg priekabą, tai šis naujos kartos modelis gali tempti iki 2 tonų masės priekabą. Pačioje šių metų pabaigoje ir pasaulyje, ir mes taip pat Lietuvoje pristatysime visiškai naują Fabia modelį naujos kartos, kuris, ženkliai skirsis nuo dabar gaminamo, jau baigiamo gaminti Fabia modelio. Taip pat artimiausiuose planuose yra kitų metų pavasarį pasirodysiantis visiškai naujos kartos Supra. Pasaulinis debiutas numatytas pavasarį Ženevos automobilių parodoje, o Lietuvoje, kaip visada, pasirodys maždaug porą mėnesių vėliau.